O kas čia dabar? Labas rytas. Paparaciai LT. Jūs važiuosite kartu gal? Labą dieną. Mes važiuosime į Sfinksus, o jūs važiuosit kartu? Labas rytas. Labas rytas, malonu jūs matyti. 2 praustuvės, 2 veidrodžiai. Abobuką prisirinko, visos tik tais. Moterų gal nebobų. Nu tai, nežinau, man tiek. Žiūrėk, kas pas tave atėjo. Žiūrėk, kas pas tave atėjo. Ten va už kampo. Kis. Labas rytas. Labas rytas. Gerai, ruošiamės. Gerai, dar. Kamas tai? Žiūriu į raudoną šviesoforą. Labas rytas. Labas rytas. Su vasara visus. Oi. Mano kepurik. Šalta vasara, pas mus nešilta. Kaip visada, rytai tokie apsiniaukę, vakarai šalti, o diena būna ganėtinai šilta. Važiuojam šiandieną į Babelę, reikės keltis su keblu. Kabelė. Su keblu, bet kaip prašo, kad jie tokie nelabai saugus, tai jau dabar žim subinyti. O, gandrą ant stulpo, geras. Tikėkimės, viskas bus gerai, saugu. Tai... Turi būti gerai, perfekto. O subinyti žim. Šiandien mes ankstyvi, nusistatėm kaip normalūs atostogaujantis žmonės 5 ryto. Kaip ir rumūnai, pasirodo Rumunijoje šiandien išeiginė yra. Nu jo, vakar sakiau. Šį kartą juokėmės, kad kiek ten tų 67 kilometrai per valandą 40 minučių. O, jau čia mes greitai atvažiuosim. Mūsų tas autostradom. Tai kaip tu gali paskubėti? Ant 30. Nu, gražus miestelis. Kaip pažeidėm taisyklės, kaip kirtom per ištisinę. Dėl ko? Dėl dujyčių. Dariau, grikiai. Po 4,40 po 85 centukus. Tai leiskis pats. Bet čia Rumunija. Nu tai koks skirtumas? O taip įvažiuojam į Meškų nacionalinį parką. O taip. Čia Meškų dislokacijos vieta. Meškos, Pumos. There's something about your face, can't stop looking your way. What do you do to me? You make it hard to breathe. Ką, važiuojam I'm toliau? tired of the people that talk about nothing, and I'm not wasting this moment. Even though I know that letting you go would be crazy. Think you know I want you for myself, I don't need anybody else. Wanna leave this place. Meet me in the dark where we can both hide. No one's gonna steal our time again. We don't have to say much, let our... Nu ką, viskas, sustojom. Daugiau, man atrodo, važiuoti jau nebegalima. Reikės susimokėti po 10 lėjų už įvažiavimą. Nu va, pasakė, kad kabinos nedirba. Apie 1 valandą eiti pieškom. Nu ką, eisma? Nu ką, išvarom. 9:37. Kelias laukia. Nu, apie valandą sakė. Apsirėdėm kaip meškos. Nevaryto. Kvėpavimą iš karto susireguliuoti. Žingsnius. Oi, lapata, koks grožis. Eisim dar su gniūžtėm pasimėtyti. Šiuo metu esam beveik 2 kilometrų aukštyje. Tai kai užkopsim, tenais jaučiu bus daugiau, žiūrėsim. Babelė Sfinks. Koks kontrastas, žydi gėlytės ir sniegas. Geras. Ir varnas šalia. Sakė, nereikia lazdų. Atėmė iš manęs lazdas. Toks dalykas haiking geras.
faktiškai turim lasdas jau porą metų, tik antrą sykį išbandom. Kaip tau, Jolanta, lasdas? Tu jas naudok, o ne neškis kaip suvenyrą. Eina žmonių yra. O, šalimais kokie skardžiai. Oi, kur mūsų mašiniukas nesimato džiaugsmyčio. Šitie skaitosi Bušedžio kalnai. Matėm žmonės tenais lipa taip, kad nukirsti kelią. Einamas keliu, maža kas tenais. Ne mes kelio dėl ta kelio, o mes pametėm kelią. Galvom, kad tuo keliu. Oi, čiut nepirtu. Pasirodo, šituo keliu reikia eiti. Beveik jau užlipom. Mažų žingsniukų neskubėdami. Ir taip ir beveik valandą laiko. Kopiam. Viskas jau matom. Bet va, keblai liktai važiuoja. Nuku pavargai, mona užsilambija. Ne, varo krekždutės atsigerti. Kažkoks kalnų upeliukas. Jėdėl. Čia tirpsta sniegas. Babelė reiškia senutės. Senutės. Babelė. Tai viena stipriausių energetiškai vietų. Ne tik tais, kaip pabūti gamtos būtyje, išsivalyti, du beveik aukštyje, bet ir, kaip sakoma, mokslininkai negali paaiškinti šito poveikio, tokio stipraus energetiškai pasikraunant, pabūnant, tai vat mes ir būsim, mėgausimės. Nevaryk per sniegą, įsmuksi dar. Lipom taip. O, sakiau, kai įsmuksi. Dar jau nežinai, gal kokia duobė gali būti. Aš geriau taip lipsiu. Kaip reik tokiu keliu eiti. Ką? Prieiname garsiąją Sfinkso skulptūrą. Tik tiek, kad prie pat jau neprieisi, aptverta jinai. O, kabinos važiuoja. Garsioji Sfinkso skulptūra. Vėjo, saulės, lietaus padaryta, išminkyta ir parodyta žmonėms, kas ateina valų garbės ratą padaryti. Vienas suktukas iš 2 kilometrų 200 metrų aukščio. Linkėjimai. Nu turim biškį tokią tiutių vieną. Ne, šūdą neužlipsiu. Ūgio per mažą. Kaip gerai. Anė, baba. Yra. Pradėjo padai degti kaladėlės.
Tu būk tu gal rankinėsi užtraukęs. Ant stabdžių. Bėgiais tai negali stabdyti. Bet į pakalnę vis tiek žymiai yra geriau. Nereiks stoviniuoti. Nu, žinai, kaip širdutė varikliui geriau. Pizi. Nelabai gerai. Ai, užkaitai. Kaista stabdžiai. Problem šitam take. Visą kelią praėjom ir vaciaus nesutikom. O kam reikia vaciaus, pavyzdžiui, Selė nereikia vaciaus. Ir nėra Man vaciaus. nereikia nei vaciaus, Nei Antaną. Nei Antaną, nei Marytės. Skrido neišėmė posūkio, atsitrenkė į stalą. Bum. Kas šitų toks esi? Rykštės dienos. Vidziukas dar neįsikėlė. Nu, ką daryti, kad toksai internetas? Kalne yra, bet duoda tik tais mobilius duomenis, o su neribotais gigabaitais eSIM leidžia tik 2 gigabaitus greitą spartą, o toliau. Mano organizmas leidžia daug. O kažko lupelas tai buvo mėlynos viršui. Ko ten buvo lupelas mėlynos? Nu va, pirmos žaizdos. Nu, žiūrim, kas. Oi, ble. O tau nauji batai. Ajajai, parodyk, ar ajajai. Oi, patinka. 15 kilometrų, 40 minučių važiuosi. Zigzagiukai, centruoti. Čiut neįkalė į mus. Per Marytės plauką. Vidurį važiavo. Ant serpantino. Išsigalvoja išėminėt, kai fūra kairę pusę. O mes čia parvažiuojam, tokia Usilambija. Nu. Reikia tokį gražų lakę pravažiuoti. Užtat ir kelio nėra. Oi, gražus ežeriokas. Nu, labą dieną su vištiena. Dar tokiais nevažiavom šiai dienai, sakau, šiai kelioniai. Važiuokite tiesiai. Operatorius Kipsas šis sykį eina su akumuliatorium, parodyk akumuliatorių. Baigė telefonas išsikrauti. Kaip gerai, kai turim powerbanką ir siūlom visiems kitiem irgi powerbanką. Jo, va taip. Ir kraunusi, 100% pakrautas. Liuks. Sako, apie ką dabar mes? Apie ką mes dabar? Kas apie ką? Kur mes einam? Einam? Jūrva. Einam į Urvą, į Pešerą. O paskui eisim čia pavalgyti. Kai gerulis. Kažkokia čia mėsytės. Bet, wow, upeliukas teka. Kitą arklį pasiema. Prikolas. Oho. Reikės praeiti pro tiltelę. Dariau atsargiai. Davai. Blemba, jisai dar siubuoja. Gal arkliukas savaro per vandenį. Eiksa. A, dar vienas. Kas perspėja, kad lokių negalima maitinti. Reikia išsiversti. Apie ką čia rašo? Nu ką, lemiamas momentas, nusprendė Jolantėlę į Urvą lyst.
Lysi? O kada? Jei ne dabar. Biglėti jums. Nu, Užtenka vieną einam. kartą. Einam. Kalmų nepraėjom. Čia kai dedasi šalmų. Kaip čia įkišti? Nu ką, pašpalam? Oi, blemba. Kokiais praėjom? Reikia šalmą turėjau, kauktelėjau galvą. Čia kažkoks. Kaip? Dariau. O kaip tavo žmona? Čia kaip drakono galva panašu. O taip. Gal praeinam Dariau tuo tilteliu? Gausim upelių troškinuko. Tai tu gal tas balandėlis, ne? Toks iki liemens. Nebeturim. Dvacoką Jevrasikų sumokėjom. Nacional. Nejauku valgyti, kai kasnius skaičiuoja. Čia kas bulldog koks. Ten? Rotmeileris koks. Rottweileris. Ne. Nekalbė. Sau. Atvaro. Lapė. Bet kažkoks pasiūtus gali būti. Jo lapė. Ir ką tu dabar čia? Ką nori? Padaryk durų. Ką nori lapytė? Ką nori? Bėgi kartu? Pasukite kairė. Rumuniškų kainyčių. 1:5. Dabar tikrai nedėliosiu. Praseinam ir pasidauginti. 1:5. Coca-Cola, prašom. Kiek kainuoja? Mums aktualu zero alcohol. Viečių paėmė. 30 lėjų yra 5 eurai. Kaip pavyzdys. Euras reiškia 1 lėja 9, 26 centai. 80 centų. Ledukai šitie. Žutė didelis tortas. 5 eurasikai. Tik gudrauti free Wi-Fi, kad įsikeltų vidosikas. Columbia Pictures. Ką pasakysi? Po šios dienos haiku mes nusipelnėme miegoti blogiau. Taip.
Užsisakėme viešbutį, viskas. Važiuojam į viešbutį. Kodėl į viešbutį? Po šios dienos haiku tiesiog tingim, išrinkinėt, ramonėt. Norisi normalaus interneto. Dabar tik tais 6 valandą vakare, jau kai nusileidom į Pažiūrėk, tas kalnas papas. Kur Ajajai. Reikia normalaus interneto, tai dabar tik tais palydėjo vidosikas normaliai. Ir kelias jau beliko, kiek tenais, 4 gigabaitai. Pamatėm tą KFC, kaip ten ta, kur yra ten. KFC nusprendėm. Oi, bus geras internetas, nuėjom, nusipirkom bulvyčių, free, Coca-Colos. Kokias neskanios bulvės Bulgarijai. Oi, Rumunijai. Bulvės. O internetas dar lėtesnis ir iš vis negaudavo Wi-Fi'us. Todėl, kad irgi važiuojam toliau. Čia tik mes taip galim. Norėjom kaip geriau, gavosi kaip visada. Kaip mano meduoliukas šviet. Vienu žodžiu, iki Viešbutano dar liko 54 minutės, 58 kilometrai. Bent jau čia normalus yra greitis, galim važiuoti. Balti žmonės, kaip balti žmonės. Tokia, kad aš susifeilinau. Norėjau labai geros kokybės video. Ir vietoj visų, kai būdavo po 5 gigabaitus, šito video gavosi 17 gigabaitų. Per naktį kempingė visi 5 gigabaitai įsikėlė, viskas ok. Bet tai iš 17 gigabaitų 5 gigabaitai, kas tas tėra? Čia nipucnidai. O mes ir išvažiavom ir visą dieną praktiškai. O internetas mūsų niekaip nepasivydavo. Mes į kalnus, jis iš paskos, mes jau į pakalnę, jis dar į kalną lipo. Mes tik tai žinom, kai atsiranda internetas, kai jau suviauksi kažkokie messengeriai, ar Facebookai, ar Telegramai. Sakom, ryšį turim. Tik tais pagal tai. Bandom kažką atsakyti, bet sakat, vėl nebėra interneto. Nieko, biškai išeiti. O iki Sfinksų suvaikščiota buvo tiksliai. Į vieną galą 3 km 400 ir atgal tas pas. Tai gaunasi beveik 7 km pirmyn. Sukilimas kažkur apie 600 metrų sukilimas į viršų buvo. Tas pats ėjimas. Ta prasme sukilimas. Nes pradėjom nuo nepilnai 2 kilometrai, o paskui jau 1,630 pradėjo. O paskui jau buvo 2 ir dar su viršu esu skrišotą pasidariusi. Labai fainas jausmas, iš tikrųjų, kaip anksčiau būdavo, kad lyg tai jaučiam ką nors, o dabar tai haikas kaip reikiant. O antras dalykas dar, paragavom šiandien nacionalinių patiekalų. Pasakysiu, orėbybė. Jo, riebė, žiauriai riebė. Oi, nesakysiu. Įvažiuokite į žiedą ir sukite į antrąjį išvažiavimą. Gerai, į antrą. Gerai, mes į antrą išvažiavimą sukam. Dar susitiksim, dar nesisveikinam. Į antrąjį išvažiavimą. Baigėm jau atvažiuoti, iki viešbutuko beliko 3 minutės. Tokio bajerio per visą mūsų keliavimo istoriją nėra buvę. Kad per bookingą, tu sugebėk užsisakyti daugiaaukščiame name, kambarį. Ta prasme, net nebuvo, viskas buvo ten paveiksluota su balkonu, virtuvėlė, bla bla bla, viskas taip gražiai tvarkingai, o namo iš išorės nebuvo. Karočią, mes apėjom ratais kvadratais, paskambinti neina, iš karto atmuša numerį, pasirodo ten kažkaip ten tą kodą reikia suvesti. Susirašym šiaip ne taip, dar žmonės padėjo, suskambino, sakė, labai atsiprašau, vėluoju 40 minučių. Ką? 40 minučių dabar sėdėti mašiniuke, kai pas Vacių reikia eiti ir valgyti nori, ir ilsėtis nori. Palauk, čia gal mes kažkieno vietą užėmėm. O čia gal tai rašė ir parkingas tipo free, tipo nemok. O kaip reikia žiūrėti, kad neužsisakyt va tokios nesąmonės. Jo, majo ir majo. Atvažiavo, atsiprašinėjo žmogus. Sako, oi, atsiprašau. 2 kambarių butas. Ką mums to reikia, 2 kambarių butą? Bet vis tiek palaukim biškuliuką ir virtuvytę, šaldytuviuką. Oi, Dariu, galėsim ledukus pagaliau užsišaldyti. Aš miegosiu čia, tu tenais. Gerai?
Bliamba, koks balkonas, kaip tvarkingas butas. Oi, bet čia jau kanalizacija, tai smirdyt. Kur iš džiaugsmytis? Džiaugsmytė, labas. Tai gerai, kad pažiūrėjai iš anksto, kad tūlikė nėra tualetinio popieriaus niekur, o ne po didelio reikalo. Bėgti į mašiną, parsinešti tualetinį popierį. Oi, nais butytė su 2 kambariais, o šį popieriaus nėra, nors su pirštu brauk. Užtat bėda yra. Drinkin nešnapsin už tokią sunkę dienos pabaigą. Mes Figeraš miestelėje ir kol laukiam, kol atvažiuoja šeimininkas, tokį vieną dalyką labai įdomu pastebėjom yra, kur čia dabar mano pirštas, va šitie skaičiukai. Tai reiškia, dabar, kad mes priduodam vandenį, tai reiškia, čia atvažiuoja ir nurašo kažkas skaičiukus. Čia irgi va balkonė kažkoks rekuperatorius stovi. Įdomiai. Tyliai užmerk akis. Viskas, einamės miegoti. Tu kaip gyvinis kažką. Saugau mišką, nuo mašinų užžymo. Saugau mišką, nuo mašinų užžymo, nuo negandų. Ačiū, kas išlaukė mūsų videoko praeitos dienos. Baigiu montuoti. Su šituo paskutiniu tarėme ate. Kur tavo ate? Rytoj bus dar įdomiau. Taip, kad sėkite ir komentuokite.